Petras pareiškimą parašė, šiandien buvo apklausa, aš prieš 2 valandas su juo dar, reiškia, mačiausi, gal 3 net. Jisai buvo iškart po apklausos policijai, buvo apklaustas dėl to sumušimo. Tai tyrimas yra pradėtas, pareiškimai parašyti ir, ir aš manau, kad vis tiek sugaus tą mušeiką ir jisai bus nubaustas, nes liudininkų yra per daug, kad čia būtų galima taip tą įvykį užglaistyti. Dabar, reiškia, kas liečia kitus dalykus, tai iš tikrųjų spaudimas yra didžiulis. Jie net bando, reiškia, mums pripaišyti įvairius tekstus, ko gyvenime mes nesam sakę. Jie per savo statytinius skleidžia melagingą informaciją, bet čia, paskutinės dienos, tai mes suprantam, kad tyrimus rodo, kad neva tai mes beveik nieko nesurinksim, o dezinformacijos kompanija milžiniška prieš mus pavaryta, tai kam mušti tą, kuris silpnas yra, kuris nieko nesurinks. Tai faktas, kad jie mato tikrus reitingus, mato, kad mes surinkam apie 8%, tai jie bando, reiškia, apdergti paskutiniam dienom ir net jeigu ir paduosi į teismą, vis tiek tai bus po sekmadienio. Jie tokią taktiką visą laiką naudojasi ir daro. Ir čia, aš kaip sakysim, ne pirmose rinkimuose būnu, tai aš jau suprantu, aš visus perspėjau, kad taip ir bus. Tik tai, kad jie neturi ko prisikabinti, tai pradėjo tada jau išgalvotas istorijas pasakot. Neva tai aš 14 metais pasisakiau, kad rusai teisingai užėmė Krymą. 14 metais aš iš vis nedalyvavau politikoje, iš vis apie Krymą nekalbėjau ir niekas apie Krymą nekalbėjo. Ir 15 metais dar ta pati Čmilytė dalyvavo rusų komandai šachmatai žaidė. Jie melodami, ta prasme, prisimelavo tiek, kad patys nesuprato, kur meluoja. Aišku, niekas jais netikėjau, jau čia, bet plakatų gadinimas, plakatų plėšimas, bandomas neleisti į viešus susirinkimus, kaip neįleido Petro į valstybinę televiziją, Europos parlamento narys. Europos parlamento narys. Neįleido į visuomeninę televiziją, tai yra skandalas. Ir dabar dar vienas įvykis, paskutinis yra, rytoj atvažiuoja Europarlamento Petro frakcijos, kuriai priklauso Petras, frakcijos prezidentas, vokietis Renė, ir yra Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, kuri turi europarlamentarus aptarnauti. Europos atstovybė pasakė, kad jie neleidžia daryti spaudos konferencijų ten, nes tas frakcijos, reiškia, prezidentas, jis atvažiuoja rinkimų metu, reiškia, negali būti. Turi aptarnauti parlamento narius, bet jie tiesiog blokuoja ir sako, kad tai rinkimai. Visų pirma, Petras oficialiai nėra rinkimų dalyvis. Taip. Nes ten atvažiuoja išreikšti susirūpinimo dėl sumušto Europos parlamento nario. O Petras nėra rinkimų dalyvis. Bet jie sako, vis tiek čia gali būti surištas su rinkimus. Ne apie rinkimus kalbam apie Europos parlamento nario sumušimą. Bet net tokiais primityviais metodais jie bando tokias nesąmonės daryti, tiesiog kenkti, tiesiog trukdyti visur, kur tik tai dursi. Visur. Ir tų neteisėtų, čiagi neteisėtas veiksmas yra realiai. Tų neteisėtų veiksmų yra tiek daug, kad yra neįmanoma. Iš tikrųjų, kas liečia ambasadas, kaip jūs sakėt, tai čia jau ne iš pirmos ambasados mes turime informaciją, kad klastojami balsai. Kad masiškai iš Ispanijos tikrai buvo žmonių praėjusiais rinkimais, kad tikrai nebalsavo visi už Šimonytę. O Ispanijos ambasada pateikė, kad visi balsavo už Šimonytę. Ir Jurga Lamo
Ir Jurga Jurga Laivo Lago, taip. menininkė, jo, pareiškė, kad jinai balsavo už Nausėdą ir jos balsas nebuvo įskaitytas. Va dabar, jeigu tą temą pasakė, tai aš dabar iš karto tikrai labai daug ką turiu pasakyti. Kada mes šituo klausimu labai jau stipriai užsiminėjom, man šiandien iš Airijos asmeninė žinutė atsiuntė biuletenius, uždėtas štampas Dublinas. Ne VRK, kur turi būti ant biuletenių. Ir kas gauna paštu, yra geri biuleteniai. O kur ateina va balsuoti ambasadą, kad ir šiandien va mūsų žmonės dar sėdi, Londonas štampas. Aš viską tikrai labai greitai suveikiau, susiunčiau stebėtojų gildijai ir nežinom, ką daryti. Taip pat mes įsiuntėm jau praeitą savaitę, kuri kelia įtarimai patys štampai. Imkim, kur stebėtojo yra pažymėjimas, vieni štampai, vienas formatas, kur kandidatų, va kandidatai susiuntė kitas štampas, ten tie du stulpai. Visi skirtingi, turi būti vienas ir kada jie printina, pasikeičia spalva, galima atskirti, nu, plika akim, nereikia būti specialistu. Tai va tas labai neramina, kodėl ambasadose reiškia, kiek nori, negana, neduoda duomenų, kiek išsiuntė, net iki teismo dabar einama. Nu kaip gali kažką daryti, kai tu nežinai kiek. Čia, kurie ateina iš ankstinius, tai čia ašarėlės, bet pagrindinis darbas vyksta, kaip grįžta paštu ir jie nieko nenori suteikti. Tai mes jau sakau, prigalvojom bet kokią, kaip kažką gauti. Nu, kūrėm tikrai strategijas, bet turim patirtį prezidento rinkimus. Atveža, mums šypsosi, galva, nu va, žiūrėkit, durniukai, atvežėm tą dėžę, kur iš ankstiniai, visi vokai praplėšti. Ir dirba tik ambasados darbuotojai. Jie turi nuo rugsėjo 19 siuntinėja balsuoti paštu ir tie biuleteniai grįžinėja kiekvieną dieną. Jie turi sočiai laiko juos keisti. Suprantat, ką turiu minti? Visas darbas vyksta iš anksto. Ten tas sekmadienis, kiek be ateis tų žmonių gyvai, gal nebus toks skaičius kaip per pirmą prezidento turą. Ir viskas tada nukrito žemyn. Gi buvom iki pat galo, matėm, kaip ir stebėtojų sumažėjo, ir žmonių atėjimas. Antram turėgi visiems nepaslaptis, visi ėjo balsuoti vien dėl to, kad nepapultų Šimonytė. Artūrai, jums tas tikrai gerai viskas žinoma. Aš tiesiog daugiau gal... Reikia stengtis filmuoti, reikia tą medžiagą dalintis plačiai, nebijoti jos viešinti ir jie išsigas. Ir reikia sakyti nuojus, mes filmuojam ir viešinsim, kad biuleteniai yra atplėšti, kad to negali būti ir juos reikia va šitaip. Jie drąsūs, kol nėra viešumo. Bet mes viešinsim viską ir jie iš karto deda į kelnytes. Dar žiūrėkit, Vytas norėjo, kėlė ranką kažką pasakyti, tai gal suteikiam žodį ir Vytui. Aš irgi tą patį norėjau pasakyti, kad biuleteniai ateina, didieji biuleteniai viduje yra išorinį biuletenį įdėta balsuotojo kortelė ir vidiniam vokį yra įdėti biuleteniai. Tai jeigu jie praplėšia išorinį voką, išima balsuotojo kortelę, atžymi sistemai, tai jiems niekas netrukdo atplėšti ir pakeisti vidinius vokus su balsavimo biuleteniais ir taip paveikti balsavimo rezultatą. Žinokit, jiem užtenka išimti balsuotojo kortelę. Ir jie net plėšinėja tų vokų, jie nesivargina, tiesiog tos balsus užskaičiuoja ten, kur nori. Kai nėra kontrolės, ta prasme, jie tiesiog rašo, kad čia balsavo, pavyzdžiui, Šimonytė.
Ir niekas net nesivargina ten priešti tų vokų ir patikrinti, už ką balsas. Ir jiem pasakyta, čia ne jūsų reikalas, jūs suskaičiuokit, kiek buvo tų kortelių, įrašo pavardės, kad būtų tiksliau, o paskiau skelbia bendrus rezultatus, bendrus jau, bendrą. Kad buvo, sakysim, 500 balsuotojų ir iš kepurės rašo 480 už Šimonytę, pavyzdžiui, kiti ten už kažką, kad nebūtų taip jau vienodai. Ir va čia šitoj vietoj, kaip atkeliauja vokai, iš karto reikia fiksuoti ir jie visi negali būti priskaitomi kaip net plėšti vokai. Čia tiesiog reikia filmuoti ir rodyti pažeidimus, kad buvo pažeidimai. Kai prasidės tokia banga visur filmavimo, tai suprantat, anksčiau ir vėliau jie neišlaikys. Visur jie bijo viešumo. Aš iš praktikos savo žinau, kad, pavyzdžiui, kai kurie stebėtojai, trūksta jiems drąsos gal pasakyti, bet būdavo, kad aš ateinu kitoje apygardoje, kur aš pats nekandidatuoju, įsiregistravęs stebėtojų ateinu ir matau, reiškia, kad ne taip įmeta į dėžę, reiškia, biuletenį, bando mesti biuletenį atvirą, rodyti, kaip jisai prabalsavo, reiškia, kažkam jisai nori įsiteikti, parodyti ataskaitą ir aš tada sakau, stop. Mes viską filmuosim, viską. Jūs neturite teisės, mes turim teisės pažeidimus filmuoti. Ir jie tada pradeda nervuotis, pradeda bėgioti ir rezultatai toje apylinkiai pasidaro kitokie negu kitur, kur stebėtojai, sakysim, neturi tokios valios sustabdyti visą šitą. Bet dar vienas yra labai svarbus dalykas, tai reiškia, prabalsavus, žmonės paskatinti, nebijoti pasigirti, už ką balsavai. Tai tegul būna toks exit poolas, tegul taip galima jį pavadinti, bet žmonės man dabar siunčia labai daug biuletenių, nufotografavę, kad balsavo už mus. Bet tas exit poolas, suprantat, jisai sudaro, va toks žmonių prisipažinimas, kad mes balsavom už tą ar aną ir niekas nebalsavo, pavyzdžiui, už konservatorius. Sudaro spaudimą ambasadai, juos galima prijungti ir jiems siūsti, kad niekas nebalsavo už konservatorius. Jiem klastot balsus, kai jie mato, kad žmonės žino, kaip visi balsavo, jiem pasidaro keblu. Atsiranda baimė. O kas bus, jeigu patikrins? Kas bus, jeigu patikrins? Antra vertus, čia tą patikrinimą irgi reikalauti, perskaičiuoti balsus gali tik tai kandidatai. Ir turi turėti įrodymų. Tai va čia šitos įrodymus reikia irgi rinkti ir rodyti, kad ambasada, sakysim, vengia skaidrumų. Ir ta visą tą informaciją, ta prasme, supraskit vieną dalyką. Kiekvienas demaskuotas pažeidėjas arba paskelbti įtarimai, paskelbti viešai įtarimai, jie nelieka be pėdsakų. Jie nebūtinai turi dabar, sakysim, laimėti tą pergalę. Grubiai aš tai pasakysiu. Bet jie išlieka vėliau, dar vėliau ir kaupiasi. Ir kaip po to antrą kartą tą darai, trečią kartą tą darai, rodai tos pažeidimus. Ir po to ateina laikas, pavyzdžiui, svarstyti to ambasadoriaus arba kito veikėjo kandidatūrą einant į kokią kitą ambasadą. Tada ištrauki tos visus įrodymus ir sakai, va, šitas žmogus yra nepatikimas, va čia klastojo, čia klastojo, čia klastojo, čia klastojo. Ir tada žinot, kas pasidaro? Visi ambasadoriai mato paskirimo procesus, visi ambasadoriai mato ir visi supranta, čia per jų karjerą muša. Jie gauna guzą. Niekas nesuvokia paprasto dalyko. Aš dėl ko sakau, reikia rašyti raštus. Ai, tai nieko nepakeis. Jūs nesuprantate.
čia ne vienos dienos klausimas. Tu parašai, jie tave pasiunčia ant 3 raidžių, tu sakai gerai ir dedi tą popieriuką į papkutę. Antrą kartą parašai, vėl dedi popieriuką į papkutę. Mes, pavyzdžiui, 3 kartus jau rašėm peticiją, reiškia dėl to, kad Seimas išbraukė iš tarybos narių priesaikos žodžius prisiekiu laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir konstitucijos. Išbraukė Lietuvos. Aš parašiau peticiją, jie negali nepriimti jos, jie priėmė, jie apsvarstė ir sako, mes atmetam tą jūsų peticiją, Seimas turėjo balsuoti, nes kitas Seimo narys yra jau pateikęs pasiūlymą. Ir nesvarstė to pasiūlymo kito Seimo nario. Aš vėl parašiau peticiją. Jie vėl privalo. Ir po to aš per debatus, jūs ne visus matėt ir sakau, čia yra pažeistas, reiškia, konkrečiai konstitucija, kokiai valstybei prisiekia, neaišku. Mes teikiam ir jūs atsisakėt įrašyti žodį Lietuvos, nors visi Lietuvos žmonės to nori. Jūs atsisakėt. Ir stovi tada prieš kamerą kaip višta, kaip katinas pridirbęs ir nežino, ką daryti. Ir dreba ir sako, sako, pas mane yra dokumentai visi. Ir visi atsakymai, kad jūs atsisakėt. Ir jie tik tada supranta, ką mes siuntinėjom tos laiškus, ką mes čia darėm. Nes kiekvieną kartą, kaip jos nori pagriebti už sprandą, jie visą laiką išsisukinėjo. Bet kai tu turi dokumentus, kai tu turi visuomenės nuomonę, kad čia vat visi balsavo taip, o ambasada sako taip, kad čia vat nufilmuota, kad atplėšti vokai, netgi galima slaptai nufilmuoti. Jeigu jie reiks, kad negalima filmuoti, slaptai nufilmuoti. Ir po to pasidalinti iš svetimo profilio kur nors, reiškia, bet kur. TikTok'e ar kur nors, aš paskau tik tai parašykit man, aš tą informaciją paimsiu, sakysiu, va, slaptą kamerą nufilmavo. Va čia yra pažeidimai. Ką į tai VRK? Konkretus pažeidimas. Atplėšti vokai. Kaip jie galėjo būti atnešti? Ir čia tada prasideda problemos visiems. Ir VRK turi gauti per galvą. Ir vyriausios, reiškia, komisijos nariai kiti gauti per galvą. Prezidentas tada. Visiems rodai pirštų. Čia, kaip žinot, skauda žaizda ir tu į tą skaudančią žaizdą Druskos. su pirštu badai. Antras dalykas, visų stebėtojų va toks va, judesys, bet koks fiksavimas, visų stebėtojų, ne vieno žmogaus, sukelia poveikį, kai tas, kurį seki, jisai neišlaiko įtampos. Aš prilyginčiau vat, savo kalbėjimą ir jums tą patį rekomenduočiau. Visus tuos pažeidėjus reikia metodiškai klausimus uždavinėti. Netgi paprastas klausimas. Kodėl jūs padarėte taip ir taip? Kad visą laiką aiškintųsi jisai. Čia, vat, įsivaizduokit situaciją. Aš jūs, o dabar sėdime, mes šnekamės, jo, skaitykit, sėdėtumėm vienam kambarį. Ir aš va taip pirštu, nedurčiau, nebesčiau, va taip tiesiog prilieščiau petį. Va taip. Švelniai. Kaip ir nieko tokio. Ir jeigu aš dar kartą pririeščiau petį, dar kartą, ir va taip valandą laiko badyčiau, nieko neskauda. Po valandos jūs pradėtumėt muistytis, ką iš čia daro. Po 3 parų sakytum, baigtų, ką tu čia darai, kiek galima, o atrodo, kad tu nieko nedarai. Ir čia va tas kalbėjimas, klausimų uždavinėjimas, demaskavimas jų turi tokį patį poveikį. Atrodo, kad vienas tas žodis ištartas nieko neturi poveikio, o jis turi iš tikrųjų milžinišką poveikį. Reikia tik nebijoti klausti. O kadangi mes teisūs, tai reikia tiesiog imti ir klausti. Reikia imti ir klausti, kodėl va čia atplėštas vokas, kodėl jūs neleidžiat filmuoti, kodėl išvarėt reiškia stebėtojus, ką jūs čia norit paslėpti. Ir tada viešai Facebooką, va ten neleido tos jų atsakymus visą laiką dėt. Jie pamatys, kad jie yra po tokių padidinamų stiklų, kad jie patys pradės nervuotis ir bėgti.
Va čia yra tokia situacija ir toks veikimo būdas. Vėliau, jau esant Seime, tai mes tikrai rasim vaistų, kaip juos prispaust ir kaip padaryti absoliučiai procesą skaidresnį. Aš nekalbu, aš visą laiką buvau už tai, kad viskas būtų skaidru. Kaip jau žmonės išreiškia savo valią, taip ir išreiškia. Bet čia yra klastojimai į vieną pusę. Taip. Valstybės vardu. O Mes žiūrėk, tiesiog norime, kad žmonių tikrasis pasirinkimas būtų, ne kad klastotų, kaip žmonės pasirenka. Atsiprašau, prašau, Nerijau. na tai gerai, tai ne. Aš norėjau gerbiamo Artūro paklausti, o žiūrėkit, ar kaip jūs manot, ar ta balsavimo sistema yra tvarkinga, kaip dabar tokią turim, ar reikia keisti, palei jūsų požiūrį? Aš tik tai tokį norėčiau mintį duoti, atsirado gerų žmonių, stebėtojų, kur už tai, už jokį atlygį atėjo prižiūrėti tos, kad būtų švarūs stebėjimai ir balsavimai, ne? Bet tai dabar mano toks įsivaizdavimas, tai jeigu įsivaizduoju, būtų kiekvienoj vietoj, kur vyksta balsavimas stebėtojai, tai man atrodo, mes sužinotume dar daugiau, ko anksčiau net nežinojom. Iš tikrųjų, sakysim taip, kiekvienoje apylinkai turėtų būti stovėti kameros oficialios, viskas turi būti filmuojama, net Rusijoje viskas filmuojama. Kitose valstybės irgi viskas filmuojama, Lietuvoje draudžiama. Turėtų būti pilnas skaidrumas, ta prasme, viskas ir skaičiavimo procesas filmuojamas. Pati sistema irgi yra ydinga, ją reikėtų keisti, bet čia jau, suprantate, reikėtų išdiskutuoti plačiau, ar palikti vienmandatininkus, ar palikti sąrašą bendrą kažkokį, iš kurio žmonės išsirinktų geriausius žmonės, kokie yra, nes dabar yra dar tokia mintis, kad skirtingose partijose yra skirtingų įvairių žmonių ir žmogus norėtų pat už tą iš to sąrašo, už tą iš to sąrašo, už tą iš to sąrašo ir panašiai. Čia ilgesnė diskusija, bet bent vien jau kamerų pastatymas ir įrašų išsaugojimas visose apylinkėse jau duotų tokį saugiklį, kad būtų mažiau klastojama ir jeigu tai būtų pripažinta įrodymu, tai sumažėtų šitų tokių iškreipimų ir būtų daugiau skaidrumų. Aš žinokit, labai atsiprašau, aš sakiau Dambrauskui, kad aš turiu laiko iki be 15:07, jau aš dabar vėluoju, tai aš tikrai, žinokit, galim prisijungti kitą dieną, bet aš labai aiškiai buvau vardinęs, kad aš be 15:07 turiu išvažiuoti. Aš tikrai dėkuoju Jums už tai, ką Jūs darot. Dėkuoju Jums už pagalbą ir bet kada dar turi dabar mano telefoną, skambinkit, bet dabar toks paskutiniam dienom toks metas, kad, patys suprantam. Viską suprantam. Gerai. Ačiū, Artūrai. Ačiū labai. Laikykimės ir aš turiu Laikykimės ir dirbam Sėkmės Jums, toliau. ačiū. Ačiū labai, ačiū.